Sveikos, mielosios. Palauksim minutėlę, gal dar bus prisijungiančių. Sveikos, mielosios. Šį šeštadienio rytą aš noriu pristatyti kursą Moterys iš Veneros. Įrašas pasiliks visom, kas dabar galbūt kažkur leidžia savo šeštadienį. Ir pradėsim. Tai parašiau šiandien pirmą kartą prieš laivą konspektą, planelę, apie ką kalbėsiu, kad būtų struktūros, nes kalbėti, dalintis yra daug ko. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad prie šio kurso aš jam ilgai brendau ir didžiausią įkvėpimą gavau iš savo konsultacijų, taip, iš moterų, kurios man užduodavo klausimus apie santykius, apie savo kažkokią nelaimę ir dažnai klientės, dažniausiai pas mane ateina moteris, atspindi mane. O būtent Veneros temoje aš nuo jos pradėjau savo astrologinę kelionę. Po savo pirmos konsultacijos aš gavau daug visokių harmonizacijų Venerai, nes tai yra mano planeta, kadangi aš esu jaučių ženklo atstovė, tai mano planeta, mano vyraujanti energija yra Veneros. Tačiau pati Venera mano astrožemėlapyje yra savo silpnoj padėty, nors mano mokytojas astrologija sako, kad Venera mergelė ženkle, tai bus santykiai, kurie paremti komfortu, labai praktiškais dalykais. Mano Venera yra labai praktiška, labai nestipriai jausminga ir tokia labai apie praktiškus dalykus, nes mergelė yra žemės stichijos ženklas. Tai žodžiu, su tokia Venera dažniausiai moteris turi išgyvenimus santykių temose, turi atrasti savo moteriškumą, dėl to, kad Venera čia jaučiasi labai užspausta intelekto, nes mergelė yra intelekto Merkurijos ženklas. Tai dėl to mano gyvenime man labai daug klausimų kildavo, kas susijęs su moteriškumu, kas susijęs su santykiais ir iš tikrųjų mano asmeninė kelionė, vadinkim, į savęs pažinimą, į apskritai sąmoningumo kelią aš pradėjau nuo santykių temos, kai man buvo 19 metų ir aš visiškai neturėjau šalia savęs moters, kuri būtų man pavyzdinga, kuri parodytų man tą moteriškumą, kuris mane patrauktų, į kurią aš norėčiau lygiuotis, nes mergaitės, mes juk vaikystėje kažkas žaisdavo su lėlėm, taip, ir savyje aktyvavo motinos archetipą, taip, tai yra mėnulio energija, mes apie tai kalbėsime. Kitos mergaitės, kaip aš, rinkdavom plakatus visokių dainininkių, mano favoritė buvo Britney Spears,
Beyoncé ir aš turėjau, atsimenu, 100 plakatų Beyoncé. Ne Beyoncé, o Britney Spears. Nepasikartojančių buvo labai svarbu. Ir mes rinkdavom tos pavyzdžius, taip, į ką norėjome lygiuotis, kas susijęs su grožiu, su moterišku, mes bandėme šokti prieš veidrodį, kažką kopijuoti ir per tai, ką mes matėme savo aplinkoje, kokios močiutės, kokia yra mūsų mama, ką jinai spinduliuoja, moteris, sesis, mes surinkdavom savo moteriškumo, moteriškos energijos, kažkokį paveikslą, kažkokią va tokią mozaiką. Tačiau 19 metų, kai prasidėjo mano ilgasis etapas santykių, aš supratau, kad reikia šitoj srity semti žinių, semtis orientyro, kokia aš esu moteris, kas man yra moteriška, kas man yra seksualu, kas man yra patrauklu, kaip kurti santykius, kaip bendrauti su vyru, iš kokios būsenos, kaip paprašyti, kad jis padarytų, ko aš noriu. Ir taip toliau. Ir rašiau kurso aprašyme, kad iš tikrųjų ta apskritai meilė žiniom, apskritai meilė knygom, savęs pažinimą prasidėjo pas mane nuo santykių temos, nuo knygos Moteriškos paslaptys apie vyrus, kurias turi žinoti kiekviena moteris. Ir aš atsimenu savo ašaras, kai aš skaičiau šią knygą ir aš gavau realiai instrukcijas, aš gavau, susipažinau su šituo pasauliu, ne moteris, vyras, Venera, Marsas, Yin, Yang. Ir prasidėjo mano kelionė, kuri buvo terapija žodžių. Tai galbūt viskas iki astrologijos mokslo vyko tiesiog per patirtis. Aš pradėjau ieškoti savo patinkančias moteris Instagrame, vedles, moteris, kurios gyvena savo moteriškume, taip. Bet per visą šitą kelionę, ypač santykius, aš patyriau labai daug visokių sunkių jausmų. Pavyzdžiui, aš jaučiausi labai prastai šalia kitų moterų. Jaučiau, kad aš esu kažkom prastesnė, aš nesu tokia koketė, tokia flirtuojanti, tokia mokanti nuskelti kažkokią anekdotą. Neturėjau aš to magnetizmo, jaučiausi, kad vyrai manęs nemato. Ir paskutinį mano 10 metų lygiai rečiai buvo 2 temos. Tai buvo ryšys su savimi, meilė savo, taip. Ir tai irgi yra pavaizduota mano astro žemėlapyje, kad pas mane visas žemėlapis pradeda judėti energijame, kai aš užsiimu savimi, savo pirmųjų būstų. Savo asmenybę, savo minerišką energiją, savo jaučių ženklų energiją ir taip toliau. Tai mano visa kelionė buvo apie meilę savo, ryšį su savimi, apie savo atradimą, to moteriškumo, kas man patinka, kur aš jaučiuosi, šalia kokių moterų aš jaučiuosi gerai ir kokia aš moteris norėčiau būti. Ir po skyrybų pas mane gyvenime atėjo moterų ratai, kur buvo moteriškos praktikos, kur tai nebuvo prieš 7 metus taip populiaru kaip dabar. Ir tai buvo visiškai naujas apraiškom skirtingose kokybėse. Mes pakalbėsime apie 3 gūnas. Tai seksualumas irgi, kaip ir moteriškumas, gali pasireikšti per skirtingas kokybės. Tai čia labai taip trumpai įžangai apie mano kelią. Ir nuo astrologijos, taip pradedant, kai gavau tas harmonizacijas, kai pradėjau labai stipriai nukreipti savo dėmesį, kuris yra vienintelis mūsų svarbiausias resursas gyvenime, į Veneros temą, tai reiškia, aš pripildžiau savo sąmonę, taip, savo dėžutę žiniom. Kaip apsireiškia Venera, kokia jinai būna, kokios yra apraiškos jos,
kokios veiklos man padeda arba praktikos ją aktyvuoti. Tada eksperimentai santykiuose su vyrais per pasimatymus, būti tokia, būti kitokia, būti super kokėtė, flirtuojanti ir pamačiau, kad vyrai tuomet rimtai nežiūri tave kaip moterį. Žodžiu, daug visko tokio rinkau, nes labai laukiau savo santykių. Visą tai, ką aš dariau ir ką mes moteris iš tikrųjų darom. Kodėl mes puoselėjam savo moteriškumą, kodėl mes užsiimam savo išvaizdą. Nes viena iš mūsų, kaip Veneros atstovių energija arba paskirtis yra santykiai, yra šeima, yra partnerystė su vyru, mes galime labiausiai skleisti savo moteriškas savybės, kurios bus pristatomas mūsų kurse. Tai gal trumpai taip, tai šitas astrologinis kursas, moteris iš Veneros, jis prasidės pirmiausiai balandžio 26 dieną, tai už savaitės, ir truks 3 savaitės. Nedariau ilgo, nes norėjau sukurti labai bazinį kursą, kur bus bazinės žinios apie Venerą. Tai aš dabar pristatysiu jį, kad jūs galėtumėte įsivaizduoti, kokios bus temos, kokios bus praktikos, kokie bus kūrybiniai užsiėmimai. Tai pirmiausiai šitam kurse bus žinios. Kam mums reikia žinių? Atrodo, kad jeigu tu gimėjai moters kūne, tai viskas aišku, bet iš tikrųjų nieko neaišku. Nieko mes nežinome apie savo menstruacinį ciklą, mes nežinome, kaip keičiasi mūsų fertilį, mūsų seksualumas, geismas, priklausomai nuo mūsų moteriško ciklo. Mes nežinome tų visų dalykų, kuriuos aš įvardinau. Mes nežinome, kaip paprašyti, kaip kurti tą santykį, kaip prieiti prie vyrų, kaip jam paaiškinti, kas mums patinka, kaip mes norim, kad mus liestų. Žodžiu, yra be galo daug visokių klausimų, kuriuos man užduoda moteris. Ir visa tai bus pristatyta per žinių prizmę, nes žinios yra orientyras. Jeigu mes atvažiuojame į kažkokią šalį keliauti, mes pažiūrime video, gauname žinias, kažkokius orientyrus apie tą vietovę, kad mes žinotum, kaip to vietovį judėti, ką mes norime nuveikti to vietovį. Tai moteriškumas, moteriška energija, taip, tai reiškia, yra dar vyriška energija, taip, du poliai. Šita tema jai irgi išmintyje, kur daug kalbame apie dualizmą, taip, yin yang, visi žinome apskritimą, taip, kur yra pusė juodo, pusė balto ir su taškeliais. Ką tai reiškia šitas simbolis? Tai žinios padeda mums orientuotis toj temai, kurią mes norim nagrinėti. Tai kas liečia žinių sektorių, mes turėsime 5 paskaitas. Labai stengsiuos per paskaitas duoti daug vizualinės medžiagos. Dabar yra laikas, kai mes greitai perduodam informaciją dėka vaizdinių priemonių. Taip, tai yra nuotraukos, tai bus ištraukos iš filmų, bus koliažai, kur jūs galėsite pamatyti ir gauti informaciją, kaip pasireiškia Venera skirtingose gūnose. Kas yra gūna? Mūsų materija, mūsų šitas gyvenimas šitoje erdvėje turi 3 kokybės. Labai grubiai galima vardinti tai kaip žema vibracija, vidutinė vibracija ir aukšta vibracija. Kokį galėčiau duoti pavyzdį? Yra moteris, kurios užaugo šeimoje, kur buvo smurtas, kur buvo priklausomybės, kur buvo alkoholis. Pas tokią moterį yra matoma tendencija, kaip jos Venera, kaip jos moteriškumas pasireišk jos gyvenime ir kokius santykius jinai pritrauks. Tai čia per
per pirmą paskaitą mes nagrinėsime Venerą Tamas Guna, tokioj žemoje vibracijoje. Labai grubiai dabar sakau, kad tiesiog būtų greičiau. Jūs turėsite įvadinę paskaitą apie pačią Venerą, kaip jinai pasireiškia gamtoj, vietose, veiklose, žmonių profesijos, kur yra išreikšta Venera, taip, tai aktoriai, artistai, kosmetologai, viskas, kas susijęs su grožio sfera, kaip pavyzdys. Tada bus įvadinis žodis, įvadinė informacija apie gūnas, apie tas 3 kokybės, iš tikrųjų, per kurias mes galime nagrinėti bet ką. Maistas gali būti fast foodas, tamas gūna, taip, ir gali būti šviežias augalinis maistas, kur yra daug skaidulų, tai yra satva gūna. Tai pavyzdys, kad jūs suprastumėt, kad ir Venera, ir moteriškumas gali pasireikšti per šitas gūnas. Tai apie Venerą, apie 3 gūnas, Venera tamas gūnoje, kodėl svarbu tai žinoti. Tai yra orientyras. Jūs pradėsite matyti, kad moteris, pavyzdžiui, kuri vartoja alkoholį, rūko, labai jos seksualumas yra stipriai išreikštas ir toksai stipriai matomas, ne, aplinkoje, tai yra ten naktiniai klubai, pavyzdžiui, striptizo šokėjos, ne, yra tamas gūnoje. Jūs pamatysite, kad tai, ką šita moteris spinduliuoja, kokia yra jos būsena, tokį moteriškumą jinai spinduliuoja ir tokius santykius, tokius vyrus, tokius įvykius, darbą ir viską pritraukia į savo gyvenimą. Todėl aš duosiu diagnostiką, kur jūs galėsite panagrinėti, kas iš to pasireiškimo Veneros tamas gūnoje yra jūsų gyvenime ir kaip jūs galite tai keisti. Tai šitą diagnostiką jinai leis pamatyti priežasties ir pasiekmės dėsnį jūsų gyvenime, ne? Ką tokio aš spinduliuoju, kokią tokią Venerą aš spinduliuoju, kad pritraukiu, pavyzdžiui, narcizus arba vyksta toksiški santykiai. Labai iš tikrųjų plati yra tema, bet bazę aš jums duosiu. Paskui bus paskaita, kur yra Venera Radžos gūnai, tai yra aistros gūnai, arba to vidutiniai vibracijai. Ir šitoj temoj mes ne tik susipažinsim su Venera Radžos gūnai, aistros gūnai. Šiaip duosiu pavyzdį, kad visa popindustrija dabar yra labai stiprioji Veneroj Radžos gūnai. Duosiu pavyzdžių kurso metu. Šitoj savaitėj, nes tai bus 2 savaitė, mes kalbėsime apie seksualumą. Mes kalbėsime apie tai, kaip mes moteris manipuliuojam vyrus savo seksualumu ir kodėl tai veda ne prie ko gero neveda. Kodėl yra klaidinga manyti, kad vyras, kuris jaučia stiprų geismą man, kad tai garantuoja ilgalaikius santykius. Kodėl geismas, aistra nėra ta bazė, ant kurios įmanoma sukurti ilgalaikius santykius. Mes kalbėsime apie geismą, apie aistrą. Kas stovi už to geismo ir aistros, kokia tai vibracija, kokia tai energija, ką jinai daro su žmogum, ką jinai daro su vyru, kodėl tai nėra ilgoje perspektyvoje svarbiausias faktorius. Jis yra svarbus, bet nesvarbiausias. Mes pakalbėsime apie tai. Ir jo, kai yra stipriai stiprios išreikštos manipuliacijos seksualumo, tai moteris labai nori suvilioti vyrus ir tame yra meistrė. Kodėl tokia moteris lieka tik meilužė ir vyras, ko tokio trūksta, kad vyras nekviečia jos, nedovanoja į žiedo ir nekviečia jos, neveda jos. Taip? Ko čia trūksta? Ir ko trūksta, mes kalbėsime per 3 savaitę, kai bus Venera Satva Gūnai. Čia aš pristatysiu jums skirtingą meilę. Skirtingą meilę. Nes meilė irgi gali būti paskirstoma į tas 3 gūnas.
Mes žinome, kad būna meilė, kai visos dažnai rusiškos dainos, ten galime išgirsti tokius žodžius, kad myliu ir negaliu be tavęs gyventi, be tavęs aš numirsiu, kur meilė vaikšto šalia kažkokios kančios. Ir apskritai yra nuostabi knyga apie tai, kad dažnai mes moteris manom, kad jeigu mes be kažko gyventi negalim, arba be mūsų vyras negali gyventi, kad tai yra aukščiausia meilės forma. Nors taip nėra. Tai yra nesveika meilė, bet tai yra meilė. Tiesiog tamas gūnai. Mes pakalbėsime apie aukščiausią Veneros kaip apraišką mūsų gyvenime. Pamatysime, kad Venera iš tikrųjų yra viena iš labai dvasingų planetų, nes jos aukščiausias taškas yra besąlyginė meilė. Tai pakalbėsime apie besąlyginę meilę, kas eina iš tą sąvoką. Ir jeigu taip trumpai, apie paskutinę paskaitą, jūs suprasite, kai sako Dievas yra meilė, ką tai reiškia, kodėl Dievas yra meilė, kaip tai susijęs su Venera, kokias savybės, kokias kokybės, kokias būsenas mes galime savyje kultivuoti, tam, kad iš tikrųjų mes kaip moteris turėtumėm visas šitas gūnas išreikštas normalioj, geroj proporcijai, kur yra ir satva Veneros, kur yra ir stringos Veneros, kur kartais yra ir gudrybių iš Veneros tamas gūnoje. Nes kai moteris neturi, jau čia dabar išsiplėsiu, bet noriu pabaigti mintį, kad Venera tamas gūnoje, su ją susipažinti irgi labai reikia. Su tuo, kad mūsų moteriškas seksualumas turi savyje, tai yra stiprus ginklas. Ir su šito ginklu reikia susipažinti, pripažinti ir žinoti, kaip išmintingai jo naudotis. Tai apie tai kalbėsime irgi. Praktikos. Bus 3 praktikos, tačiau bus dar harmonizacijos. Taip, tai aš pristatysiu jums sąrašą harmonizacijų Veneros. Jūs pasirinksite vieną arba kelias praktikas, kurias jūs atlikinėsite tam tikrą laiką. Tačiau bus 3 pagrindinės praktikos video, kurios padeda per kūną įeiti giliau į tą temą, kurią mes nagrinėsime toj savaitėje. Pirmoji savaitė tai bus praktika, kuri leis išeiti iš stagnacijos, pažadinti savo energiją, paleisti kaltės, gėdos, nepasitikėjimo savimi jausmą. Tai bus tokia apsivalymo ir pabudimo praktika. Tokių apatinių čakrų praktika. Antroji savaitė tai bus sakrali jonių praktika, kurią aš dievinu. Jinai leis tikrai susijungti su savo pagrindinių moteriškų centrų. Yra 2 pagrindiniai centrai. Tai yra mūsų jonė ir yra mūsų širdis. Tai šitą praktiką leis, jinai bus labai subtili, graži. Aš labai stengsiuos gražiai nufilmuoti visą šitą procesą, perduoti jums jausmą, ištransliuoti jums meilužės archetipą. Meilužė, iš tikrųjų, tai nėra ta moteris, kurie moka nuvilioti vyrą. Meilužis tai yra santykis su savimi, tai yra tapti savo pačiai meilužiu. Tai mes apie tai kalbėsim. Ir trečioji savaitė bus praktika Veneros šokis. Tai bus miksas iš jogos, iš mano temple dance, kur aš turėjau iš Dao praktikų. Tokia miksas, miksinė seka, judesio, kvėpavimo, meditacijos, visko, kas leis man perduoti jums ir įvesti jūs į venerišką būseną. Tai čia bus 3 praktikos plus harmonizacijos pagal norą ir galimybės. Ir bus 2 kūrybinių užsiėmimų. Pirmas kūrybinis užsiėmimas, kuris leis mums
pajungti jaučių ženklą, kas yra Veneros ženklas, tai bus Veneros kampelių kūrimas, nuo ko prasidėjo mano šis pažintis su Venera. Tai buvo žinios ir tas Veneros kampelių kūrimas. Ir bus tam tikras ritualas, kurį aš kviesiu jūs atlikti dažniau, bent jau penktadieniais. Ir bus sakrali geometrija, kur mes tapysime su geriausiais, gražiausiais palinkėjimais savo, savo moteriai, vidiniai moteriai per sakralios geometrijos tapybą. Tai bus irgi video formatu pateikiama ir jūs galėsite tai atlikti. Ir tai pasiliks jums. Ir be viso šito bus 3 Zoom susitikimai, kur mes moterų bendrystėje kalbėsime tom temom, kurios aš perduosiu jums per paskaitas, kur mes dalinsime savo patirtimi ir jūs pamatysite per tos Zoom susitikimus, kad kiekviena dažnai išgyvena tos pačius dalykus, tos pačius klausimus, tos pačius skausmus, ką ir jūs arba aš. Ir galėsime tai aptarinėti ir tai yra labai visą laiką kaip terapija. Moterų ratas tai visą laiką yra terapija. Nes taip kaip kiekviena iš mūsų vieną kitą supranta, nesupras nei vienas vyras. Ir tokių moterų ratų, bendrystės, pokalbių energija jinai yra labai gydanti. Ir plus per Zoom sutikimus mes žiūrėsime jūsų astrų žemėlapius ir aš kalbėsiu apie jūsų Venerą. Tai bus 3 elementai. Pirmas elementas, kokia yra jūsų Venera, kokiam būste jinai yra, kaip jinai pasireiškia ten, kokio tipo santykiai jums tinka. Tai pavyzdžiui, duosiu pavyzdį. Pas mane Venera yra mergelės ženkle. Mergelės ženklas yra apie komfortą, tvarką, veiksmus, planavimą. Tai man labai svarbu savo santykiuose planuoti kartu mūsų romantinius susitikimus, mūsų mokslą, mūsų praktikas, planuoti mūsų santykių kažkokią kelionę. Ką mes darom, kada, kur mes keliaujam, planavimas labai svarbus. Toliau man labai svarbu, kad mano partneris darytų veiksmus. Atneštų maisto į namus, nupirktų man kažką, būtų veiksmai, būtų praktiniai, apčiuopiami veiksmai. Tada aš jaučiu, kad mane myli, aš jaučiuosi, mano Venera, jinai jaučiuosi gerai. Ir šiaip man santykius yra svarbu komfortas. Komfortiškai būti su savo vyru. Man nereikia, kad man galvą susuktų vyras, man reikia komforto. Čia yra mergelė. Jūs sužinosite apie savo santykių tipą, kas jums yra svarbu. Ir trečias elementas bus, mes pakalbėsim, koks partneris jums tinka. Yra rodiklis, darakarka, rodantis, kokią vyraujančią energiją jūs jos ieškot savo partnerėje. Tai jūs irgi gausite šitą orientyrą, kuriuo jūs galėsite pasimatuoti, kaip ir vertinti, savo dabartinius santykius, partnerį, arba jeigu jūs nesate santykius, tai atsižvelgite, taip, aišku, jeigu jums tai rezonuos. Tai bus ir iš mano pusės toks ekspres konsultacija Veneros tema. Čia bus 3 Zoom susitikimai, vieną kartą per savaitę savaitgalį. Mes datą jau pasirinksime grupės viduje. Visa kita medžiaga, kurią aš įvardinau, jinai bus pateikiama įrašų formatu ir aš rekomenduosiu jums iki kada peržiūrėti arba atlikti praktiką, kad per Zoom susitikimą mes galėtumėm kokybiškai, produktyviai, efektyviai bendrauti, nagrinėti temas, klausimus ir taip toliau. Viskas. Tai aš asmeniškai labai norėčiau gauti šitas žinias, kai man buvo 20 metų. Bet nesvarbu tas amžius. Per savo pirmus online, atsimenu, kovido metu mokymus, kurios vedė Saranė, tantrinė moteris, dauguma, 90%
dalyvių buvo 40+ amžiaus. Mums neperdavė žinias, mums neperdavė orientyrus gyvenime, kas yra būsena moteriška, kas yra moteriška energija, kaip atrodo moteris, ką jinai spinduliuoja, kokia apskritai yra mūsų dharma, mūsų kaip moters pareiga šitoj erdvėj, kodėl mes gavom apskritai šitą kūną moterišką. Tai bus gilu, šita tema yra man be galo brangi ir aš labai džiaugiuosi jau tuo grupe, tuo moterim, kurios susirinko, nes kiekvieną pažįstu. Tai buvo pas mane jogoje, arba konsultacijoje, arba iš praeitų gyvenimų kelios moteris, kuriom mes dirbam kartu, kai aš dar buvau toli nuo astrologijos, nuo jogos, nuo viso šito kelio. Tai junkitės, šiandien yra paskutinė galimybė prisijungti su skanesnė kaina, tai yra 77 eurai. Paskui kaina kils. Ir dar visus, kurios prisijungsite šiandien, iki rytojus ryto, jūs gausite seminarą, mano mylimą seminarą apie 8 pagrindinius moteriškus archetipus su diagnostika, kuris galite pasižiūrėti, koks archetipas pas jūs yra vyraujantis, taip, ir ten dar bus toks praktinis dalykas, kaip dienotvarkės planavimas, kur kiekvienas archetipas turi savo laiką. Taip. Jūs gausite dovanų šitą seminarą, jeigu jungsitės per šiandien. Tai per pusvalandę susisukau, papasakojau, labai konkrečiai tikiuosi, noriu iš karto pasakyti, kad šitas bazinis kursas, aš norėsiu, kad kiekviena moteris, kurie papuls į mano erdvę, kuri taps mano sekėja, kurie ateis pas mane konsultaciją, kad jinai jį įsigytų ir pereitų. Nes šitos žinios, šitas kursas, tai yra tas konceptas, kurį aš auginsiu, aš pildysiu, aš darysiu serijas kursų, kur aš pridėsiu skirtingas Veneros mozaikas. Tai bus serija kursų. Ir ateityje, aš manau, kad tai bus rudenį, aš kursiu kursą apie Mėnulio moteris. Nes Mėnulis tai yra kita moteriška energija, kuri yra priešinga Venerai. Ten visai kitokios temos. Ten yra mamos archetipas, ten yra apie Mėnulio ciklą, ten yra apie atsipalaidavimą ir taip toliau. Tarp kitko, apie atsipalaidavimą. Viena iš paskaitų bus šitam kursui moteris iš Veneros apie resursinę būseną. Jūs gausite sąrašą ir veiklų, praktikų, rekomendacijų, kaip jūs greitai galite sugrąžinti savo resursinę moterišką būseną. Tai bus irgi faina, kai jūs galėsite kiekvieną penktadienį pasirinkti vieną iš būdų, kaip grįžti į resursą ir vėliau mes dalysimės apie tai mūsų čate. Wow, labai faina bus paskaita, nekantrauju pasidalinti. Tai grįžtant prie Mėnulio moteris, mes ten nagrinėsim visai kitas temas. Ten bus kursas labiau galbūt netgi skirtas moterims, kurios ruošiasi, kaip ir aš, motinystei. Aš esu sertifikuota nėščių jogos mokytoja, tai ten bus ir apie tai, ten bus visai kitos energijos. Tai ir svarbiausia, ten atsakysiu į klausimą, kodėl moteris, kai pagimdo vaiką, iš karto labai dažnai. Atsiranda problemos santykiuose, nes santykiai yra apie Venerą, motinystė yra apie Mėnulį. Ir kaip šitas energijas, kaip jas apskritai žinoti, kuo jos skiriasi, kaip juos aktyvuoti, kaip su jom dirbti, bus tokia paskirtis šito kurso. Tai pradedam nuo Veneros merginos. Ir birželio mėnesį bus
stovykla, aš grįšiu į Lietuvą jau greitai. Ir stovykla, aš labai lauksiu visų moterų, kurios perės šitą kursą į stovyklą. Nes ten mes galėsime eiti į gylį, ten mes galėsime eiti per skirtingų archetipų aktyvaciją, per dar gilesnės, intimesnės praktikas. Todėl aš labai jūs kviečiu į šį kursą. Labai kviečiu į šį kursą. Noriu jūs pakviesti į šitą konceptą, perduoti jums šitas žinias, per praktiką padėti pajausti tas būsenas ir toliau eisime širdies keliu, kur yra laiko ir asketinė meditacija, ir Venerai, ir malonumams, ir santykiams, ir geismui, ir viskam. Tai tiek aš galbūt norėjau pasidalinti apie kursą. Kvieskite drauges, pasidalinkit. Mums labai trūksta šitų žinių, mums trūksta orientyrų. Mes matome dabar pop kultūroje šitų influencerių pavyzdžius, kurie turi didelės auditorijas, bet ten ne tos energijos, kurios yra mums skirtos pagal mūsų prigimtį. Ir dabar aš noriu užbaigti šitą laivą su savo astrologiniam kortom. Astrologinės mano naujas kortos, iš tikrųjų dar nestipriai aktyvuotos. Tai ką mes dabar darysime? Čia yra nuostabi Afroditė, viena iš Veneros archetipų. Aš ją turėsiu šalia. Ir prie jos aš ištrauksiu 3 kortas. Tai jeigu jūs esate dabar su manimi, jūs galite parašyti skaičių 1, 2 arba 3. Ir pačios sugalvokite, apie ką jūs dabar yra Venera. Kokią sritį, kokią temą jūs norite paliesti. Ar tai yra mano moteriškumas ir kortas duos rekomendaciją, santykiai ir korta duos rekomendaciją, arba kūryba. Taip, kaip pavyzdžiui dar aktyvuoti savo mūzą, kaip kurti savo produktus, projektus, paslaugas, kūrybą. Tai mano moteriškumas, santykiai arba kūryba. Viena iš šitų temų, arba galite savo pasirinkti ir parašykite 1, 2 arba 3. Aš ištrauksiu kortą ir pakomentuosiu. Visų, kurie žiūrėsite šitą įrašą arba dabar žiūrite įrašą, labai paprašysiu jūsų parašyti skaičių komentaruose. Taip aš žinosiu, kad jūs buvote ar dalyvavote netgi su įrašu šitam laive. Ir man tai bus atgalinis ryšys, kad fainai suėjo kortos ir kad tai jums atnešė naudą. Gerai, tai nepamirškit parašyti komentaruose, jeigu žiūrėjote įrašą. Traukiam. Tai jūs dabar galite susijungti su savo užklausa. Rašome skaičių, kuris reprezentuos jūsų kortą. Pažaiskite. Jakini banita ojo, chiki 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 mitaya, ide vere vere mita ojo, ide vere.
Gerai, tai prieš mane yra 3 kortos. Traukiu pirmą. Tai pirma korta yra ožiaragio ženklas. Apie ką tai? Kai Venera jungiasi su ožiaragiu arba kaip Venera pasireiškia per ožiaragio ženklą. Ožiaragis tai yra apie darbą, apie karjerą. Tai tokia moteris, jinai jaučia pasitenkinimą savo darbe, savo darbiniai veikloje. Jinai gali prisirišti prie darbinių veiklų ir jos moteriškumas geriausiai gali pasireikšti darbinėje aplinkoje. Ožiaragis tai yra Saturno ženklas. Ir šiaip kaip Venera susijungia su Saturno energija, jinai yra tokia delikati. Tokia, įsivaizduokit, kad tai yra moteris, kuri nešioja švarką, kuri yra tvarkinga, kur nešioja tokius paprastus aksesuarus, bet jinai gali dėka savo moteriškumo, tokio delikataus, siekti statuso savo darbiniai veikloje. Tai jeigu klausimas buvo apie moteriškumą, tai aš paaiškinau, reikia galbūt įnešti jūsų šiek tiek surasti ribas jūsų moteriškume. Galbūt jūs per ryškiai dažotės ir tai šiek tiek atrodo taip prasčiau. Galbūt reikia delikačiau dažytis, ar ne, arba reikia nešti kažkokios klasikos jūsų išvaizdą, jūsų drabužius, ne, švarką nusipirkti, galbūt ramesnės spalvas nešioti. Jeigu klausimas užklausa buvo apie santykius, tai ožiaragis sako, kad santykiuose jums irgi reikia labai nustatyti ribas, irgi planuoti, strateguoti savo santykius 3, 5, 10 metų į priekį, nes ožiaragis yra karjeristas, tai ir santykiai jums gali būti tokie kaip karjera. Jūs turite žinoti strategiją, kur jūs su partneriu keliaujat, ko jūs siekiat. Tada jūsų Venera jausis gerai ir jūs išpildysit šitą padėtį, šitą energiją. Ir kūryba. Venera su ožiaragiu, su Saturnu, kai jungiasi šitą jogą, šitas apsijungimas vadinasi architektoriaus joga. Tai reiškia, kad jūs sugebat, jums reikia savo kūryboje matyti pradžioj plačią paveikslą, taip, bet jūs pamatysite tą plačią paveikslą jūsų paslaugos arba jūsų veiklos tik, kai jūs žinosite detalės, iš kokių detalių bus jūsų kūryba, ne? Pavyzdžiui, jeigu tai yra veikla, kažkokia paslauga, tai kokia tai bus paslauga, kaip jūs pasitiksit klientą, kokie bus aromatai, visą tai reikia labai detaliai pagal ožiaragį vizualizuoti, suprasti ir tada jūs pamatysite visą šitą paketą, ne, ką jūs siūlote, pavyzdžiui, savo klientui. Čia kaip pavyzdys. Tai detalės labai svarbios kūryboje ir tai veda prie to plataus matymo jūsų tos paslaugos veiklos. Čia buvo pirma korta. Antra korta, jeigu jūs rašėte antrą, buvo žmonių, tai Ginta rašė 2. Tai antra korta yra dvyniai. Venera ir dvyniai. Dvyniai tai yra Merkurijos planeta, energija, labai judri, labai greita. Kai Venera jungiasi su dvyniais, jinai duoda moteriai savybę būti labai gera diplomatė. Tai reiškia, jos komunikacijos sugebėjimai yra labai stiprus.
Tai reiškia, jinai gali surasti bendrą kalbą su skirtingais žmonėms, žinoti, kaip prieiti prie jos, ačiū širdelės, kaip prieiti prie žmogaus, kaip su juo pakalbėti, labai gera dėrybininkė. Tai jeigu šiaip Merkurijus ir Venera, jie labai gerai draugauja, nes ir Venera yra apie komunikaciją, be bendravimą, ir Merkurijus yra apie komunikaciją, jie labai duoda tokius sugebėjimus žmonėm, kaip jau sakiau, stipri komunikacija. Ir pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie moteriškumą, jeigu jūsų užklausa buvo pirma apie moteriškumą, ką čia galima būtų pridėti arba ką čia galima būtų pridėti. Pridėti gerinti savo komunikaciją. Pagalvokite, kaip jūs tarėte žodžius, kokia yra jūsų intonacija, koks jūsų balsas, kokia jūsų iškalba. Pastebėkite, kokią vibraciją jūs transliuojate bendraujant su mylimuoju, su darbo aplinkoj. Jeigu mes kalbam apie moteriškumą, tai čia bet kur, taip? Jūs kaip moteris, kokią vibraciją savo komunikacijai transliuojate. Ir kaip galima ją pagražinti. Tokia būtų rekomendacija. Jeigu jūsų užklausa buvo apie santykius, tai čia labai aiški yra rekomendacija. Jeigu jūs esate santykiuose, pastebėkite, kokios kokybės yra jūsų komunikacija su partneriu. Ar jūs susikalbat, ar jūs pašnekat, bet veiksmų pokyčių po to nėra. Viena iš didžiausių, dažniausių problemų santykiuose, kad mes nemokam kalbėti, mes negirdim, mes nemokam išreikšti, ko mes norim. Moteris galvoja, kad vyrai turi žinoti. Ir žinot, merginos, kaip būna, kai mes kažko norim ir norim, kad jis tiesiog tai žinotų. Tiesiog iš kažkur, iš lempos jam ateitų žinutė, kad mes to norim. Ir atrodo, kad jeigu aš jam pasakysiu, kad aš to noriu, aš jau nebenorėsiu. Yra tokia dažna tendencija. Tai dėja, vyrai, retai vyrai turi stiprią intuiciją. Čia reikia, kad būtų stiprus mėnulis kortoje. Jis negali taip jūsų nuskaityti, jų protas yra orientuotas į kovą, statusas, pinigai, kažkokia realizacija, jie nėra intuitai. Todėl komunikacija santykiuose yra labai svarbi. Trečias, karjera. Ne karjera, kūryba. Mes kalbėjom kūrybą, jeigu jūs norit kažką sukurti, nes Venera yra kūrybos deivė. Tai ieškokite kontaktų, ieškokite žmonių. Dabar yra soctinklai, dabar viskas sukasi aplink komunikaciją. Tai stiprinkit komunikaciją savo kūryboje, ieškokite partnerių, kalbėkite apie savo norą kažką sukurti. Gal jūs išgirs, žmogus prisijungs arba parekomenduos kažką. Tiek buvo apie trečią užklausą. Antra korta, dvyniai. Ir trečias, daug buvo, kas parašė trejetuką. Sonata, Ivona, sveikos. Tai dabar užbaigime su dvyniais. Eglė rašo labai taikliai, šiuo metu itin aktualu komunikacijų su partneriu gerinimas. Ir sunku priimti vyro kitokią intuiciją, o pačiai konkretinti, aiškiai sakyti. Jo, aš labai tą žinau, nes realiai dėka savo dabartinių santykių išmokau komunikuoti. Nes esu santykė su psichoterapeutu, kuris mokina klientus, arba padeda klientams. Ir aš esu terapiniuose santykiuose iš tikrųjų komunikuoti save, kas tai bebūtų. Poreikiai, lūkesčiai, norai, nepastenkinimas, pyktis, erzulys. Tai vienintelė tokia rekomendacija, kurią galima čia duoti, kurią aš praktikuoju, tai kalbėti apie savo jausmus. Pavyzdžiui, jeigu vyras suvalgo
šokoladuką ir palieka šitą nuo šokoladuko popieriuką kažkur pamestą, tai pasakyti, kai aš matau popieriuką, kuris visur valiojasi, aš jaučiu erzulį. Man labai svarbu tvarka. Aš tada pailsiu namuose. Aš tada galiu numalšinti savo nerimą dėl ten dabartinių darbų, projektų ir taip toliau. Tai kalbėti apie savo jausmą. Aš jaučiu erzulį. Aš pykstu. Kodėl? Nes jeigu vyras ir vyrų svarbi jūsų būsena, jis nenorės jums kelti tokį jausmą. Ir jis kažką pradės su to daryti. Tai ne mes sakom, kad jis turi daryti ar neturi daryti. Mūsų esmė pasakyti apie mūsų būseną ir jausmą. O tuomet jis pasirenka. Jeigu tas nevyksta, galima paklausti. Mielasis, mieloji, juk tu nenori, kad aš jausčiausi šalia tavęs arba gyvenu su tavim kažkokiai pasyvioje agresijoje, nepasitenkinimui, tau svarbi mano būsena, taip? Ir tada paprašyti, ar galėtų man tas papiriukas šokoladuko labai sunku įkirčiuoti. Gali nešiukšlinti, paprašyti. Čia antras kartas, taip, ir trečias jau tikiuosi, kad neprireiks. Tai komunikacija, merginos, man gyvenime viskas sutvarkė, santykiai su komunikacija. Daug dalykų dabartiniam santykiui reikėjo iškomunikuoti. Iš tikrųjų, pagrindinius klausimus. Seksas, pinigai, vaikai, ateities planai. Apie viską reikėjo kalbėtis. Apie viską reikėjo tartis. Jeigu mes santykiuose galvojame, kad kažkaip išsirutuliuos, taip svajingai, kažkaip, mano Venera mergelėje to netikė. Galbūt kažkam pavyksta. Bet mano patirtimi komunikacija, pokalbiai, susitarimai, tam, kad komfortas būtų, ne šalia kito žmogaus. Matau, kad dėkojate, tai labai fainai, kad kažkaip per eterį, per valandą laiko daviau kažkokios naudos. Ir paskutinė, trečioji korta, kurią jūs pasirinkot, merginos, tai yra liūtas. Pažiūrėkite, kokia graži moteris, saulėgrįža su aguonam. Wow. Tai Venera ir liūtas, kai jungiasi, šitas apsijungimas vadinasi lietuviškai gerai, kitaip, neatsimenu, tai yra joga slavai, neatsimenu kaip slava lietuviškai, bet žodžiu, liūtas yra lyderis, taip, tai yra vienintelis saulės ženklas, kuris nori būti matomas, nori būti unikaliu, nori matomas, tai reiškia, kad statusas, ne? Kažkokia veikla, kur aš užimu aukštas pareigas. Tai yra individualumas. Tai kai Venera jungiasi su liūtu, Venera, jinai nori, toks liūtas, jis bus kaip caras. Dažnai tai būna narcizų joga. Narcisizmas tai nėra, tai yra minusinė šitos energijos apraiška, narcisizmas, bet šiaip šita joga duoda moteriai potencialą pasiekti statusą, išsiskirti, atskleisti savo moterišką tokį autentiką. Tai jeigu mes dabar kalbėtumėm apie moteriškumą, jeigu jūsų buvo užklausa moteriškumas, taip, tai kokia čia būtų rekomendacija? Savo išvaizdoj,
savo aksesuaruose arba drabužiuose pasirinkit, arba manikiūras, pedikiūras, rinkitės aukštos kokybės kažkokius produktus, ne? Jeigu manikiūras, tai kažkoks ryškus raudonas, jeigu aksesuarai, tai auksas, jeigu drabužiai, tai prekiniai ženklai. Įneškite šiek tiek to liūtiškos energijos. Arba nueikite tiesiog į parduotuvę ir užsidėkite tas brangius prekinius ženklus, pakvieskite į savo gyvenimą tą liūtišką energiją. Nes matomai jums reikia nesikuklinti, o reikšti savo moteriškumą per prabangą. Liūtas ir Venera mėgsta prabangą, per prabangą. Taip? Ir šiaip, kodėl sakoma, kad kai mes uždedam brangų aksesuarą, ne bižuteriją, ne, bet brangų aksesuarą. Šitas brangus aksesuaras, papuošalas, jis turi vertę, jis turi pakrautą energiją. Ir mes, kai uždedam tai, mes jaučiamės tarsi energetiškai, mes turime didesnį svorį. Todėl žmonės, kurie pasiekia kažkokią statusą, jie nešioja prekinius ženklus. Nes jie jaučia jau savo svorį ir bižuterija netitinka jų energetinė kokybė. Taip ir mes. Kodėl yra ta rekomendacija iš kognityvinės psichoterapijos? Nueiti į prabangę parduotuvę, užsidėti tuos aukštakulnius, prabangius drabužius, tam, kad mes iš vis įleistum į savo gyvenimą tą variantą, kad gyvenime gali būti prabanga. Antras, užklausa santykiai, ne? Santykiai. Santykiuose rekomendacija Venera liūto ženkle investuoti savo santykiuose, savo pramogom, savo romantiškiams pasimatymams, kur jūs valgote prabangų maistą, kur jūs nuvažiuojate į geresnį viešbutį. Jeigu jūs neturite santykių, tai rekomendacija būtų vėlgi pajungti tą liūtišką moteriškumą ir pritraukti savo liūtą. Tai jeigu esate santykiuose, nešti daugiau prabangos į jūsų santykį. Galbūt nupirkti namus geresnės kokybės mėgamojo kažkokį daiktą mėgamąją, galbūt tai yra šviestuvas kažkoks gražus raudonos spalvos arba kažkas, kad įneštų prabangos į jūsų santykius. Tokia būtų rekomendacija. Ir trečia užklausa - kūryba. Tai rekomendacija būtų Venera liūto ženkle nesikuklinti ir kalbėti garsiai apie savo produktą, paslaugą, kursą, naudoti gražų marketingą, investuoti į marketingą, taip, bet negailėti ir nesikuklinti savo kūryboje arba savo produktą viešinti kaip liūtas, taip. Liūtas jis dar yra apie vertybės, tai matyti vertę savo kūryboje, savo paslaugoje, produkte, versle ir tai transliuoti. Tai tiek buvo ekspromptinis pirmą kartą toksai kortų traukimas su astrologiniu kontekstu. Ačiū, kad dalyvavote. Jeigu norit kažkokį klausimą užduoti, tai užduokite dabar arba parašykite komentaruose arba man asmeniškai po įrašo peržiūros. Labai laukiu, merginos, jūs kurse. Iš tikrųjų, dar viena motyvacija mano buvo jį kurti dabar,
nes dabar Venera tranzitų yra žuvų ženkle ir jinai čia egzaltuoja. Dabar yra laikas, kai mums gali lengviau duoti šitą temą, mums lengviau pasijungti prie šitų veneriškų būsenų, prie kūrybos, prie savęs pažinimo. Iš tikrųjų, Venera jinai susijusi yra su ezoterika, nes burtininkės, taro kortos, pavyzdžiui, visa ezoterika jinai yra irgi Veneros energijoje. Tai laikas, tranzitas, mano pasirašymas, mano dabartinis resursas, kuriuo aš noriu pasidalinti. Programa yra tikrai labai įdomi, saldi ir kviečiu savo širdimi į šį kursą ir jeigu neturite klausimų, aš baigiu šitą 1 valandos eterį. Džiaugiuosi, kad neilgai užtrukom. Linkiu jums gražaus savaitgalio, kad jame atsirastų kokybiško, saldaus, veneriško laiko su savo artimais, su savo partneriu, arba su savimi, su savo meiluže, kurie jinai visą laiką yra čia. Tai yra ta dalis mūsų, kuri leidžia mums visą laiką mėgautis. Ar mes esam santykiuose, ar nesam santykiuose, mėgautis savimi, savo kūnu, savo kūrybą, savo talentais, savo grožiu. Tai ačiū, kad buvot ir iki.